Sveiki visi. Kai visada atėjo nemaloniausias dalykas filmuoti, nes nežinau ką pasakyti, tas pats per tą patį. Taip, automobilis 10 metų, 11 tiksliau. Žmogus nori su mašina toliau važinėti, ar tai nusipirko, ar tai toliau važinėti. Žinoma, Lietuvoje tai pas mus nėra įprastas šitas dalykas. Įsmėliavimas, tas rūdžių šalinimas. Maksimum, kad tautiečiai tai sugeba tai nuvažiuoti krauną, tokiu būdu patenkinti savo norą padaryti mašinai geriau. Jo, žodžiu, šiandien realiai pusantros dienos darbas yra va, tas nurinkimas. Čia aišku, dar galim ir nurinkinėti, bet aš iš tikrųjų tai paskui nesusigaudysiu, kur kas buvo. Jau kažkokie smulkmenos paskui atsisuksiu darbo eigoje, vis tiek reikia apsivalyti iš pradžių. Kągi, kanalas mano, kas nežino, tai apie automobilio antikorozinis tinklapis antikorozinis LT, antikorozijos dirbtuvės LT, smėliavimas kėbulų. Biškį reklamos pasidariau. YouTube kažkaip tai turi matyti raktinius žodžius, nežinau, gal padės. O tai iš tikrųjų tai visiškai nekyla reitingai kažkodėl tai.